Taikiau vėl sakiau, labai mėgsta atsakyti žinutės, ko nors ten SMS parašo, paklausė, ten būsi, nebūsi, tada ilgą žinutę sakau, Kartą baliavoja 3 vyrai, tai buvo Antanas, Jonas ir Petras. Jie ten sėd, žemaičiai, Petras sako, visi paėmė išger, vėl sėdi toliau. Jonas sako, vėl paėmė išger, vėl sėdi tyliai. Jau biški kaušė, paskui Antant jau sako, tas trečias, paėmė išgeri, grįždami namo, Petras ir Jonas sako, kitą kartą Antaną nebeimsime kompanijai, baisiai plepus. 2 kartus Tai, aš tik kad neužmirščiau, čia prieidams prie savo temos, sesės Agnietės tą pasakymą apie fotografą ir filmuotojai, tai iš tikrųjų yra labai svarbu, kai jis būtų buvęs žinotų, kas tas yra. Aš taip pat pasamdžiau vieną fotografą savo šventimams, o tai buvo prieš 162 mėnesius. Jis nenupaveikslavo pačių svarbiausių dalykų. Ten, kad šventą rankų uždėjimas dar, filmavo, paveikslavo visus vėjus ten, o to, ko reikėjo, tiesiog nežinau, ką paveiksuoti. Gerai, kada pasitaikė kažkoks ten kitas žurnalistas ten, jau ten, paskui ten nuotrauką dar jau pačią svarbiausią, mažą tik nuotraukėlį davė, o šiaip būti neturėjęs pagrindinių nuotraukų, įrodymų. Tai va, dabar einam prie temos, kad viskas priklauso nuo mūsų požiūrio. Yra tokie dėstytojai, nežinau, nei vardą, nei pavardės, kurie turi paskaitą, kaip mokytis, kad mokymas įsteigtų malonumą. Jie vienoj mokykloje ten tą paskaitą, mokiniams tik skaitė, kitą kartą mokytojams ten tą paskaitą, aš jau 3 kartus jas girdėjęs. Kaip mokytis, kad mokymas įsteigtų malonumą. Ir sako, aš turiu 4 vaikus ir žiūri, kad mano sūnus į mokyklą neina, bet pats save tempia. Tiek nenori eiti į mokyklą, toks, sakau, kur toks nelaimingas, vėl reikia eiti į mokyklą. Paskui žiūri, sako, naktį atsikėl eini, sakau, kur eini? Reikia eiti į tualetą. Jokių norų nebeturi. Į mokyklą reikia, pamokas daryti reikia, į tualetą reikia, visko reikia, nenori. Jeigu nereikėtų, neįtų. Kaip tas požiūris, ne kad reikia, bet noriu eiti į mokyklą, noriu mokytis matematiką, noriu į tualetą, noriu. Labai daug kas keisti, iš tikrųjų, jeigu tu noriu, tai reiškia, priimi tą matematiką, kitokią pasidarė mokyklą kitokią. Kaip tu tai žiūri? Šiandien mes kalbėsim apie sakramentus ir vėlgi taip pat priklauso nuo požiūrių, kaip mes į juos žiūrim. Gali sakyti, išpažintis kokia nesąmonė, jau mėnuo praėjo, vėl eiti. Komunijos reikia eiti, sutvirtinimo reikia eiti, ir paskui tą sakramentą lanksta toks sunkus, taip reikia, paklausė pirmokų, tai neina, trečiokas, jau ruošis pirmai komunijai, išdikauja, ko tu sakau, ten duotėjai, eik, namo sėdėk, jei to nepatinka. Reikėjo ženytis. Jis eina pirmos komunijos, galvodam apie santuoką jau. Jis nenori, reikia. Tai kad būtų tas požiūris. Tai aš dabar tokiu kairietišku šį savaitgalį grįžau iš 33 Kairos rekolekcijų savo gyvenimą. 33, reiškia, aš atsiverčiau 33 kartus. Bijau tos temos paliesti, nes kai pradedu, nebegaliu sustoti. Taigi, požiūrį į sakramentus kaip Dievo meilės ženklas. Dievo meilės ženklas. Kaip ir visi kiti ženklai. Kelio ženklai, ant durų kažkokie ženklai, pavyzdžiui, 2 V ir C. Paprašymas, mes niekam abejo nekyla, yra ženklas, ir niek daugiau aiškinti nereikia. Pamatėm plytą, kokį nupaišytą ant raudono fono, vėl aišku. Tiesiog yra ženklai. Parašyta stop, reiškia stop. Ženklai. Ir tų ženklų daug yra, kurie iškart jau kažką reiškia. Tai jeigu mes žiūrėtumėm į sakramentus kaip Dievo meilės ženklą, labai daug kas pasikeistų. Lygiai taip pat, bet kuriais ženklais gali pasinaudoti, gali nepasinaudoti. Gali netgi stop ženklą pamatęs, nekreip dėmesį, pravažiuoti. Jeigu nieks nepagaus, tai taip ir važiuosi. Jeigu pagaus, kitą kartą nevažiuosi. Bet tas ženklas yra, tu žinai, ką tai reiškia, bet tu gali nepasinaudoti.
Vienoj šeimoje gyveno tėvas, mama ir turėjo dukrą. Jie gyveno taip vidutiniškai, galbūt truputėlį mažiau negu vidutiniškai. Ne badas, bet tikrai reikia pasispausti. Tėvai stengiasi, kad ta mergaitė visko turėtų, kad neišsiskirtų savo rūbais, savo galimybėm kažkokią ekskursiją išvažiuoti. Tėvai paskutinis suspaudė, duodavo jai, kai galėtų visą klasę važiuoti ekskursijai. Paskutinis suspaudė, duodavo, kai jį turėtų tą drabužėlį kažkokį ten tokį, kaip kiti, kad neišsiskirtų, kad gerai jaustųsi. Ir visi tai žinojo, kad tai yra tėvams kainuoja. Jie patys nevalgo, patys kažko nenusipirka, kad tas vaikas galėtų turėti. Sulaukusi 16 metų, ta mergaitė apsižiūrėjo, kad dar ne viską tėvai atidavė. Da, jie ten turi kelis eurus pataupę juodai dienai, jie turi kažkokius vestuvinius žiedus, turi grandinėlę auksinę, turi dar kažkokį broškę, dar kažką tokį, viską susirinko ir pabėgo iš namų. Išleido, prabalevojo, gal neprabalevojo, bet tiesiog išleido tos pinigėlius, viską pardavė, ką turėjo, galbūt net nelabai žinodama, kiek kas kainuoja. Ir atėjo toks momentas, kad nebeturi nieko. Jie galvoja, gal reikėtų grįžti namo, o kas priims, o kas ar atleis, padaryta kiaulystė baisi. Ne šiaip to kažkokį, bet paėmė tos iš savo brangių tėvų, tai kas jiems brangu, galbūt kokie tie vestuviniai žiedai, nematerialiniai, bet kita prasme galbūt jie brangus, kažkoks pakabukas kažkieno padovanotas, o jį viską išleido, pardavė. O jeigu neatleido, tai parašė laišką tėvams. Sako, ketvirtadienį, rytoj, važiuosiu, sako, traukiniu pro mūsų namus, prie mūsų kiemo stovi obelis. Jeigu atleidot, jeigu galiu sugrįžti ir iškit kokį baltą kaspiną į tą obelį. Aš pamatysiu, tai tada žinosiu, kad galiu grįžti. Jeigu negrįžti, tai reiškia, neatleidot, negaliu grįžti. Ketvirtadienį važiuoju namo ir bijo net pažiūrėti tą pusę. O jeigu nėra to kaspino, tai prašo šalia sėdinčio žmogaus, būk geras pažiūrėti pro langą, ar ten medyje yra koks kaspinas įrištas. Tas pažiūrėjo, sako, ne kaspinas, visas medis nukarstytas kaspinais baltais. O jis sako, kvaileliai, galvoju, kad sugrįšiu. Netokia, sakėm, laukėt? O taip mes pasielgiam su sakramentu. Sako, kvailelis Jėzus, galvoju, kad grįšiu. Ja. Tai va dabar einam prie tų dalykų, čia iš tikrųjų dėl to aš taip paprastai noriu, kad suprastume. Dievo meilė ženklas. Ir ką jis reiškia? Pastatė tą ženklą, davė ir rišo tos kaspinus į medį, Jėzus ir nori, kad mes jais naudotumėmės. O apie kai kurios sakramentus sako, trokšte trokštų. O mes kartais jam špygam. Sakom, aš esu didelis krikščionis katalikas. Bet sakramentais nenori naudotis. Tai va ir tokia knygelė, kuri vadinasi katekizmas. Toj knygelė yra parašyti sakramentai. Kiek ir sakramentų? 7. Labai daug kur. 7 geri darbai kūnai, 7 darbai geri sielai, 7 sakramentai. To 7 daug kur kartuojasi. Ir žvakė, 7 šakė žydų būna menora. Tai va pirmas sakramentas – krikštas. Aš kai kuriuos čia galbūt pakartuosiu, bet turbūt gal iš kito kampo, jeigu pačiu apie kokį. Krikštas – pats pirmasis, pats svarbiausias, pats reikalingiausias sakramentas. Per krikštą vaikas tampa Dievo vaiku, dangaus karalystės paveldėtojų, tampa princu, princesė, karaliaus vaiku. Toks sakramentas, kad kuo greičiau reikia krikštyti, kad tik neuždelsti. Atsinešiau vaizdinės priemonės tokias, tik šiaip savo. Paskui parodysiu biškį. Kai kurios dalykus tai pasakysiu, bet labai turėtumėm gerai taip užfiksuoti. Krikšte nėra nieko svarbiau už krikštą. Krikšte nesvarbu tie krikštatėviai, nesvarbu ten daug dalykų, balius, nieks nesvarbu. Krikštas svarbiausia krikštas. Vaikas turėtų būti krikštijamas iki 2 mėnesių. Po to jau pavėluota. Ar žinojot, kad yra daug tėvų, kurie norėtų, kad jų vaikas gimtų nesveikas? Aš dažnai to temą šneku, žinokit, aš jau žinau, ką sakau.
yra daug tėvų, kurie norėtų, kad jų vaikas gimtų nesveikas. O pasirodo, kada jeigu gimsta sveikas, tėvai kartais specialiai suluošina vaiką, kai jis būtų nesveikas. Santariškių gydytojas parašė net straipsnį. Kai jūs žinotumėt, sako, ko mes čia nematom. Tėvai tai primuša vaiką, jis tampa invalidu. Paskui tėvai gauna išmokas apie 600 eurų už tą nesveiką vaiką, o patys žaloja. Ir panašiai. Bet čia jau kita tema, čia jau retenybės būna. Bet kad vaikas gimtų nesveikas, yra daug norinčių, galbūt netgi kokį pusę tėvų. Atveda kartą krikštyti tokį 2 metų chuliganą. Tas ten muistosi, spardosi, toks nepatenkins, kai jau reikia krikštis. Aš sakau tėvams, tai ko jūs taip uždėlti, 2 metai, ko anksčiau nepakrikštijot? O tėvai sako, kas sveiks gimė? Kas sveiks gimė, tik susinervuojant Dievu, kad net nekrikštijot. O ką turėjo būti? Vaikas gimė sveikas, pulk tekins, ačiū viešpatie, tu mums davai sveiką vaiką. Mes dėl to nieko nenusipelnėm. Ne nuo mūsų priklauso. Mano viena Klaipėdoje pažįstama, sako, pradėjau lauktis vaiko ir labai įsigandau. Aš turiu daugybę visokiausių lygų. O ką žinau, koks mano vaikas gims? Ar tų lygų turės ar ne? Tai apsižadėjau Dievui. Jeigu mano vaikas gims sveikas, pakrikštysiu per 1 mėnesį. Gimė gruodžio mėnesį, gal ten lapkričio pabaigoj, 10 balų. Sveikas visiškai. Ir sakau, davai visiems, sakau, ruošiamės, bus krikštynos. Paskaičiavau, kad ten jau po porą savaičių krikštynos. Mama sako, pablūdai žiemą, palauk pavasarį, kurs atšils, šalta, vaiksus ir, sako, aš Dievui pažadėjau. Ir krikštijau. Vat iš tikrųjų tai labai svarbus dalykas. Kokį mes vaiką turim, tai yra ne mūsų nuopelnas. Galbūt jums yra tekę girdėti apie tokį Gianluco De Marco. Vilniui Teatro gatvė 7 turi savo kažkokį ten kulinarijos studiją, per televizorių jį kartais parodo ir toks yra. Tai vat Lukas yra mūsų Kairuose kolekcijų vienas toks iš jaunimo vadovų. Tai toks nuotikėlis čia ne apie krikštą, bet labai toks jaudinantis. Prieina viena moteris, aš irgi girdžiu, sako Lukui, bėdavojas, gyvenam su vyru 10 metų, nuostabus vyras, puikiai sutarėm, bet neturim vaikų. Tiesiog, esu medikė, žinau, kad vaikų negalėsiu turėti, norėtumėm gal iš vaikų namų pasiimti, bet vėlgi, kažkai kokį paimsim, ar nevargsim, kaip čia bus, trypiam, metai eina, ne iš vaikų namų kokį pasiimam, nei savo negalim susilaukti ir negalėsim. Sako, taip, tokia keista ta mūsų šeima. Lukas pasuko galvą, sako, ne tu čia sprendi, gali turėti vaiko, negali. Ne tu sprendi. Uždėjo rankas ant galvos, sako, viešpatie, nuplauk savo švenčiausių krauju tos moters įščias, kad jį galėtų susilaukti vaikų. Jį turi puikų vyrą, didelę maldą, pasimeldė, nuėjom. Po kurio laiko sėdim prie stalo, valgom, viena moteris pasakoja kitai moteriškai. Sako, įsivaizduokit, kokie dalykai čia vyksta. Ot Lukas, tai pasakoja tas istoriją. O aš jau klausau savo įsitempęs, kaip čia baigė. Sako, turi dabar sūnų. Sutinku Luką, sakau, sako, taip, o savo sūnų turiu. O ką čia naujieną, sako, man jau 6 toks. Jau 6 vaikus išmeldė. Ne tu čia sprendi. Ir dar vienas dalykėlis iš Luko istorijos, čia irgi su krikštu, kad vaikas gimtų sveikas, čia didelė Dievo dovana. Lukienė tai būtų. Jo eglė laukėsi, Lukas italas, jis važiuoja kartą į tos visos apžiūras pas gydytojus, nuvažiavo ir tas gydytojas sako, pasakoja, kaip čia viską ten daryti, kaip tas nėštumas, panašiai. Ir Lukas sako, o kai mes atvažiuosim gimdyti, ar reikia atsivežti kokias šlepetės, pižamą, kažką tai, ar čia bus, kaip čia? Gydytojas sako, čia smulkmenas, čia tokie dalykai, sako, paskui čia spręsim. Ir vėl ten, sako, gal darykitės kokį genetinį tyrimą, pasižiūrėkite, Lukas vėl sako, gydytojas paaiškinkite su tom šlepetėm, ar reikia spręsti, nereikia. Gydytojas supyks, sako, ko jūs čia tokius nieko šnekat, šlepetės, pižamą, sako, vaikų rūpinkitės. Lukas sako, aš klausiu tai, kas nuo tavęs priklauso.
Šlepetki pižamą. O koks mūsų vaikims nenutavęs nepriklauso. Tačiau mūsų neaiškink. Dėl to dėkokim Dievui, krikštikim. 2 mėnesiai reikia krikštyti. Ir nesvarbu, ten visokie ten suknelę gražią turės, ten švatį gražesnį. Prisimins, nuotrauka bus gražesnė. Ne tame esmė. Čia iš tikrųjų yra labai baisus dalykas. Tik 8 metai, nu dabar gegužį kažkur bus 9 metai. Aš tiksliai tos datos dabar užmirštu. 9 metai tik tai tėra. Kai popiežius Benediktas XVI pasirašė ten 10 metų kažkokį ten studiją, tyrimus visokius. Kaip su tais vaikais, kurie miršta nekrikštyti? 2000 metų buvo mokymas toks. Jeigu vaikas numirė nekrikštytas, jis patenka į vaikų koridorių, tokį limbus puerorum, į vaikų koridorių. Jį negalima matyti Dievo veido. Jam viskas gerai, jis visko patenkintas, bet gali būti dar geriau, jeigu būtų pakrikštytas. Jis negali matyti Dievo veido. Jis tik koridoriui yra. Tai buvo 2000 metų toks mokymas ir tik 9 metai dabar sukaks. Kai po didelių tų studijų buvo paaiškinta, kad vaikas, jeigu mirė nekrikštytas, bet neturi savo asmeninės nuodėmės, gali matyti Dievo veidą. O jeigu dabar tėvams taip atsitiko ir jie sužino, kad jie padarė savo vaikui patį blogiausią, ką iš vis įmanom padaryti. Blogiau nieko nebeįmanom, sugadintam žnybę. Ir tai padaro nuosavi tėvai. Kas veiks gimė? Iš tikrųjų, čia labai toks jautrus dalykas yra. Nieko nereiklauk, niekur pulti, greitai krikštyti, viskas, jokių čia kalbų. Pakrikštyti vaiką gali bet kas. Žydas, čigonas, musulmonas, bet kas. Net pat nekrikštyti. Reikia 3 dalykų. To, kurį krikštijam, to, kuris krikštija ir vandens. Pasiėmiau tokį indelį, čia tuščias, tai vaizdinį priemonį. Aš tada dirbau mokyklai ir kadangi man nieks nesistekdavo su tais mokiniais, tai aš tekdavau su vaizdinį priemonį sunešti. Ateidavo direktorių patikrinti, sako, o, vaizdinį priemonį turėjai, panaudojai, o tai pamokų buvo niekam tikusi. Ir vandens. 3 dalykai svarbus yra. Čia ne apie krikštatį užtekam, ne apie tėvus. To, kurį krikštijam, to, kuris krikštė ir vanduo. Netgi taip yra toks įvardinimas, kad tame indelį turėtų būti skystis, kuris vadinasi vanduo. Nu, toks ir liaudiškas pasakymas, kad abejonių nekiltų. Skystis, kuris vadinasi vanduo. Tai reiškia, gali būti šventintas, gali būti nešventintas, gali būti iš jūros sūrus, gali būti iš balos biški drumzlinas, gali būti iš kokio tvenkinio su žaliais plaukiančiais, gali būti mineralinis, gali būti su burbuliukais mineralinis. Turi būti vanduo. Arbata ir kava vadinasi ne vanduo. Jau kitaip vadinasi, netinka. Liaudiškas pasakymas, ugninis vanduo irgi čia netinka. Tas irgi netinka. Va. Ir jeigu, iš tikrųjų, čia, tai dėl to aš labai ilgai prie to sakramentų sustoju. Nes, pavyzdžiui, jeigu vaikėlis ten serga, ar koks kai suaugęs žmogus nekrikštytas, ir didelė bėda yra pavojus mirties, bet kas jį gali pakrikštyti. Yra koks vaikas atėjo, kokia močiutė, tėvams netiktų, bet jeigu bėda, tai jau ir tėvai galėtų. Paėmei arbatinuką, pažiūrėk, kad nebūtų karštas ir aš tave Jonai krikštiju vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir jeigu vaikas numirtų, jis pakrikštytas. Jeigu nenumirė, atnešam bažnyčią pas kunigą ir kunigas tik papildo, ko nebuvo. Vandens nebepila. Labai dažnai būna tokių, nu, kad kokį močiutė ten vaikščių verka, nukas, močiutė ten pakrikštė iš bėdos, paskui atein, tai tėvai sako, nu, tą kunigėlį daryk viską, kaip priklauso. Neaišku, kaip ta močiutė tą čainiką laikė. Tada paaiškim toks yra, močiutė tik arbatinuką laikė, o krikštė tai Dievas. Ir pasakyti, kad Dievas blogai pakrikštijo, irgi neišeina. Jau Dievas blogai pakrikštijo, kas geriau tai padarys. Tai va. Ir tai labai svarbu, norėjau tau fiksuoti. Per krikštą yra tepama krūtinė su tokiais aliejais. Su vienais aliejais ir katechumeno aliejais, toks indelis gražus. Čia yra viduje įdėta vata, sumirkyta su katechumeno aliejumi. Tas aliejus nelabai kaip kvepia. Didį ketvirtadienį po porą savaičių turėsim šviežią. Viskas nekoncentruojam.
Jis nėra blogas, tiesiog paaiškinsiu, kodėl tas kvapas. Paskui paaiškinsiu. Patepama katechumenų aliejum krūtinė vaikui, ir tai jau yra katechumenatas prasideda. Dabar suaugusiam čia gali praeiti dar porą mėnesių po to. Kai krikštydavo tik suaugusius pirmaisiais amžiais, tai ir po 2 metus kartais išeidavo, gal dar ilgiau. Po to patepimo katechumenų aliejumi iki krikšto. Toks laikas yra. Bet dabar, jeigu vaiką krikštė, tai patepėm to, toliau po kai kurių maldų vėl jau vanduo pilamas, pakrikštimas ir paskui patepam charizmos aliejumi. Charizmos aliejumi tepama viršugalvis. Nu, kada tas viršugalvis, dabar nepaaišku, kaip tas ir, kada galva pali. Tai aš dažniausiai tepu tikros kaktą, ant odos. Tokį. Ir tas yra charizmos aliejus, jis ir kitoks. Jis kvepia. Tiesiog dabar, kad čia jis yra pašventintas, tai yra sakramentalija, čia neduosim suostyti. Kai jūs norėsit po mūsų pamokėlės, galėsit ateiti, aš galėsiu ranką patepti su tokiu pat, tik nešventintų. Nu, žinot, koks kvapas būna, kai tą vaikėlį pakrikštė. Bet šitos du sakramentalus, tos aliejus šventina vyskupas didįjį ketvirtadienį, prieš Velykas. Vieną kartą metuose. Charizmos aliejus yra nešventimas, bet konsekruojamas. Dar daugiau. Ir visi tie dalykai nėra tokie svarbus, kaip paprastas būtų vanduo iš čiaupo. Krikšte vanduo svarbiausia. Tai vat, jeigu neturite aliejų, nebūtent ten kokį imti brolį ar saulėgražų, tiesiog užpylė vandens ir viskas užtenka. Jeigu vaikų kokia bėda, jis būtų pakrikštytas. Čia, kad tai norėjau tą paaiškinti, kad čia net ne šiaip, tai yra pašventinti, net indėlis, matau, tas toks specialus. Kad bus pagarbiai iš tikrųjų laikomas ir turi būti mūsų vyskupas Jonas Borta labai net ateina jau kutį sakratį pažiūrė, kaip aliejai laikomi, kad bus pagarbiai ir pašventinti. Čia ne šiaip to belekas. Tiek norėjau apie krikštą, kad tai labai svarbu yra. Kad per krikštą vyksta ten visokių stebuklų, čia ir begalės. Tiesiog, man labai keista, kad aš tai stebuklas nebesistebiu jau. Jau labai daug būnų sakiausių tų stebuklų, čia paprasti dalykai. Vieną kartą atvedė pakrikštyti 2 vaikus. Vieną atvedė, kitą atnešė. Čigonai, Romai. 2 vaikai, aš ten tas popierius rašau. Vieną iš tų čigonių ateina ir taip ramiu balsu sako, kunigėli, gal einam krikštyti, mūsų mažoji mėlynuoja, prieš mirštą. Ir tą ramiai pasakė, smulkinu. Aš iš karto metu popierius bėgam krikštyti. Iš karto, prie to mažo vaiką, ir ten buvo Barbora. Barbora, aš tave krikštį vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios amen. Ta vaikas pradėjo verkti. Šaltas vanduo. Pradėjo verkti. O čigonai, irgi triukšmas, galvoju, net tą padirbau, kas čia dabar bus, čia gausiu mušti dar. Sako, ko iššaukėt, sak, savaitę kaip gimė, dar neverkė. Tai man dabar pradėjo verkti. Tai toks džiaugsmas, viskas tvarkoja. Ir praėjus kuriam laikui duoti, nežinau, gal metam, gal 2, vieną iš tų čigonų ateidavo Marija iš legionų. Aš klausiu, sakau, kaip tada jūsų ten ta tautietė? Sakau, kaip mokslai seksis, nežinau, bet kol kas sveika. Tiesiog šaukėsi krikšto ir tas šaukimasis krikšto labai svarbus. Būna daug tokių iškilių žmonių, kurie bėdoja, tiesiog rėkia ten į jos krikštė su striokais. Tiesiog šaukėsi, prašo to krikšto. Tiek apie krikštą. Patį svarbiausia, patį pirmąjį, patį reikalingiausia. Be jo negali būti jokio kito. Be jo jokio kito. Antras sakramentas, kurį jūs jau, aš pagal eilę, kaip vaikai priima, kaip žmonės priima, jūs jau studijavot, atgailos sakramentas išpažintis. Labai trumpai, nors man trumpai sunkiai išeina. Ateina žmogus išpažinties su tokiu suplyšusiu biški lapu. Prirašytas vienas lapas, prirašytas kitas lapas, trečias, ateina išpažinties. Išpažino, gavo išrišimą, Dievas atvertė lapą, baltą, šitą užkalė užanspaudavo ir niekada jau nebetvers. Žmonės primins, prisimėjai, koks tu buvai, pats galvosi, Dievas niekada netvers.
neatvers. Ir dabar toks, vat, kadangi išpažinties einam daug maž kas mėnesį, aš einu kas 2 savaitės, tai labai dėl skirtumas, su kokiu tu lapą ateini. Tu gali ateiti su tokiu prirašytu lapu, su keliais lapais pas Dievą į pažinumėrį į teismą, ir tu gali ateiti su švariu. Gal tas švarus visai nebus, gal bus tik tai pusė to lapo parašyta. Pusė. Ne 2,5, bet tik pusė. Ir Dievas sakys, nu pakankamai neblogai, tu čia pragyvenai. Ataskaita tokia graži. Va, dėl to išpažinties einam dažnos. Kad išpažinties eiti yra sunku, tai žinokit, jeigu bus lengva, tai bus kažkas negerai. Bus kažkokia vienokia ar kitoks toks psichinis nukreipimas. Jeigu, būna paruošiausiai, ne, visokių dalykų būna. Būna tokių moterų, kurių senatvė nori prieiti prie jaunų kunigarčiau. Būna tokių, kurie nori tiesiog, neturi su ko pasišnekėti. Tai ir pasakoja apie ligas, apie daktarus, toks kitokius dalykus, apie gyvulius, paukščius. Visokių būna. Bet lengva neturi būti. Nes kai einam išpažinties, mes paleidžiam velnio ranką ir įsikimbam į Dievo ranką. Tai piktasis trukdo kaip begalėdamas. Kad tik tu neeitum. Ir baigdamas apie tą sakramentą, kuris jau puikiai žinot, labai tai svarbu buvo praeitą sekmadienį Švento rašto skaitinė apie sūnų Palaidūną. Sūnaus Palaidūno istorija panašiai kaip tos mergaitės. Tik jis sugrįžo. Nesakė, kvailelį, tu tėvę su broliu negrįžo. Jis sugrįžo. Be kito po to istorijai, dėl visos tos istorijos gailėjusi vienintelis žmogus, tėvas. Jaunesnis nesigailėjo, jis paprasčiausiai valgyti norėjo, tas tėvas buvo nebuvęs. Vyresnysis sūnus, matai, pretenzijas reiškia visokias, irgi nesigailėjai, o tėvas vargšelis stovėjai, laukė, jau vyresniam sūnui teisinasi, sūnus, tas brolis tavo grįžo, pabijau tą veršį, o tas vargšelis tas tėvas. Ką sako sūnui? Sūnus sako, nusidėjau dangų ir tau, nebesuvertas vadintis tavo vaiku. Priimk mane bent samdiniu. O tėvas, kas sako, užmaukit jam ant piršto žiedą, tai yra žiedas su antspaudu, užmaukit gerus drabužius, atstatykit viską kaip buvo, jokios bausmės, jokio priekaištų, nieko nėra. Tiesiog atėjai su tuo sąrašu, atverti į viskas baltą. Nėra to bausmės, kad jau atidirbimo, atitaisymo, tiesiog pas žmonės kitaip. Yra toks atgailos punktas, atsilyginti ir taisytis, pas Dievą nėra. Jis apvertė ir viską atstatė toj vietoj, kaip tu buvai. O tai labai svarbu. Ir baigdamas apie atgailos sakramentą, ar žinot, kodėl pas krikščionis katalikus ant kryžiaus būna Jėzus dar prikaltas? Jėzus kaip prisikėlė. O mes tokie sadistai esam, mums patinka matyti besikankinantį žmogų. Prikaltas, tos bažnyčios visur Jėzus prikaltas prie kryžiaus. Kodėl? Vienas dalykas yra tas toksai, kad mes nepamirštume, kokią kainą esam atpirkti, kad ten aš turėjau būti. Asmeniškas ne mes, bet aš ten turėjau būti prikaltas ir Jėzus pasiaukojo iš meilės man, jis leidėsi prikalamas prie to kryžiaus. O antras punktas, Jėzus kaip ant tos Golgotos kalno šalia dviejų tų nusikaltėlių vis tebelaukia. Kad pasuktum galvą ir pasakytum, viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Kaip tas Latras pasakė ir viskas sako, aš tau pažadu, šiandien būti su manim rojui. Nusikaltėlis, bet suspėjo pasukti galvą. Mes atgailos sakramentą netidėliojam, ne tik todėl, kad atėjus gali būti didelis sąrašas, bet dėl to, kad spėtume galvą pasukti. Pasakyti, viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę, nes gali kartais nespėti. Ir numiręs, pavyzdžiui, nespėjęs, nepasakys priekaišto, nespėjau. Jėzus pasakys, aš tau daviau tiek ženklų, aš tiek tau visko daviau, paaiškinau, perspėjau, jeigu tu nekreipiai dėmesio, tai paskaltas. Trečias sakramentas, kuris taip pat jau pastudijavot, Eucharistija. Švenčiausias sakramentas. Aš dabar tik tai ištraukiu, bet čia nieko nėra, čia bus paprasta, neįsigaskite. Paprastas vaflio gabalėlis ostija. Jis nekonsekruotas,
mišių metu toks gabalėlis. Arba toks mažas, čia netgi 2 turiu, tampa Kristaus kūnu. Vyno lašelis, kuris turėtų būti, gali būti baltas, gali būti raudonas, bet turi būti vynogių, tikras, ne sodo vaisių, ne vorutas, jaudųjų serbentų, kokių nors, bet vynogių, bet gali būti ir baltas, ir toks. Buvo nustatymas, kad turėtų būti apie 11 laipsnių, nestipresnis. Bet dabar atsiradęs yra toksai Pelegrino vynas, kuris turi 16 laipsnių. Labai geras. O ko iš jo kitis? Aš iš tikrųjų pasakiau, kad labai geras. Jis nerūksta ir nesušala. Kaime būnant, kažkokia fantastika. Žiemą vanduo sušalė, toks panašus indėlis man susprogo. Būdamas bažnyčioj, vynas talaškojasi, 16 laipsnių ir da saldus. Vasarą šilta, puikiausiai laikot, nerūksta. Tai vat, žinot, butelis, tai litrinis ten yra toks. Ir taip greit jau neišnaudoji. Ir labai patogu, sakau, geras daiktas toks atradimas. Tokios yra nuostatos, tokie visokie dalykai. Bet čia yra tikėjimo dalykas. Čia dabar nėra nieko. Čia yra paprasti duonos gabalėliai. Būna adoracija. Būna adoracija ir, pavyzdžiui, statytas monstrancijoje švenčiausias sakramentas. Tokios pat formos, tokios pat spalvos, tik prieš jį mes jau klaupiamės. Ir dabar žmogus ateina ir jam be galo būna sunku patikėti, kad čia tas pats Jėzus, kuris vaikščiojo Galilėjos gatvėmis, kuris gydė ligonis, kuris pamaitino minią, tas pats. Tik tokioj formai. Bet tas pats, kitaip apsirėtis. Kitaip sakykim. Sunku. Ir sako, tai kaip man čia dabar daryti, ką? Vot sakau, aš tiklau prieš jį sakyk, viešpatie Jėzau, aš tavim netikiu. Įkalbėkis savais žodžiais. Aš netikiu. Vat kunigas Antanas sako, kad tu čia švenčiausias sakramentas, kad tu čia tas pats Jėzus esi. Bet man sunku patikėti. Nereik bijoti Jėzaus, kaip jauties, taip ir sakyk. Ir kada taip nuoširdžiai sakysi, tu ateisi tavo širdį ir viskas apsivers aukštinkojom. Ir patikėsi, viskas bus gerai. Tiesiog tai yra tikėjimo reikalas, tai nėra taip paprasta. Tai nereiškia, kad jis turi būti kažkas. Neprivalo tai būti. Aš galiu netikėti. Bet aš einu ir prašau, kad mano tikėjimas sustiprintų. Tiesiog šiandien aš dar to nepasiekiau. Tiesiog. Dar šiandien nemoku aš gerai automobilį vairuoti. Dar šiandien man kažkas nesiseka. Bet aš einu tą linkmę, aš prašau, kad mokausi stengiuosi, kad pažinčiau. Bet dėl to, lygiai taip pat šventų raštų skaitinius, kitą kartą paskaičius, galim kažko nesuprasti. Nesupratai, į kas. Ateis laikas suprasti, taip ramiai reaguoti. Nes žmogus kartais labai pergyvena, kaip čia bus, aš to žioplis, aš nesupratau, aš toks ten niekam tikęs. Viskas tvarkoja, kokie tavo norai yra. 4. sakramentas yra sutvirtinimas. Arba dirmavonimis, liaudiškai sakom. Sutvirtinimo sakramentą teikia vyskupas. Patepdamas chrizmos aliejumi vaikui kaktą, ar žmogui, kodėl tai. Bet ne tame esmė, kokie patepimai. Tai yra, bet dar nepasakiau pačioj pradžioj, kad sakramentai rusiškai skamba tainstvo, paslaptis kažkokia. Užpyliau ant vaiko ant kaktos, ant galvos paprasto vandens, tas vanduo gali nuplauti kūno nešvarumą. Bet kaip ten nuodėmė atleidžiama, kaip visos nuodėmės atleidžiamus, tai yra paslaptis, šito mes nesuprantam. Tai dėl to sakramentai yra regimieji ženklai, per kuriuos gaudom Dievo malonę. Tai daug ko gali ten ne viskas būti aišku. Ir nebūtų viską taip, viską konkrečiai. Dievas taip nustatė, taip mes darom, taip ir veikiam. Svarbiausia yra tai, kad mes per sutvirtinimą sakramentą gaunam tokias dovanas. Išminties dvasią, kuriam nereikia išminties. Visiems reikia. Ar tu būtum gydytojas, ar tu būtum kunigas, ar tu būtum vairuotojas, ar tu būtum koks paprastas valytojas. Išminties visiems reikia. Ir jūs žinojat, kad būna, pavyzdžiui,
valytoja, kuri ant rankų nešiojama, kuri eina ir tiesiog jaučia išmintingai, kur ką padėti, kaip greitai nuvalyti. Man teko tarnauti tarybinėje armijoje. Ir toks buvo momentėlis sunkokas. Mes turėdavom dirbti už 4, tai ten seniai tie kareiviai biški mumis skriaudavo, taip biški daug skriaudavo. Ir bet buvo įpratę už 4. Tai kai nuvažiavom paskui į Ukrainą, Lvovą, ir mums 4 komandiruoti paskyrė į valgyklą dirbti, mes grįždom indų suplovę, visos kambarį sutvarkė 8:30 vakarė. Vietiniai grįždom 1:30 naktį. Jie nemokėjo dirbti. Išmintingai. Kur pavalyti, kur ką padaryti, kaip greičiau išplauti. Vat išmintingai. Išmintis reikalinga visiems. Supratimo dvasia. Kam nereikia supratimo? Visiems. Patarimo dvasia. O tiesiog, galvoju, koks klausimas? O, atėjo kažkas patarė, pasakė. Patogiausias variantas. Tvirtumo dvasia. Žinojimo dvasia. Maldingumo dvasia. Ir Dievo pagarbos ir baimės dvasia. Tokias dovanas gauname šventosios dvasios dovanas per sutvirtinimo sakramentą, jeigu jas imam. Žmogus gali nepriimti. Žmogus gali priimti komuniją be tikėjimo. Ir kaip sakom, buvęs Panevėžio vyskupas ordinaras, dabar emeritas Jonas Kauneskas, tas žmogus Jėzaus Kristaus nepriima, jeigu jis netiki. Jis netiki. Va. Lygiai taip pat ir su tom šventosios dvasios dovanom, jeigu jis nepriima, jam duoda, jis neima. Kartą toks čigonėlis stovi eilėj prie išpažinties, bet neturi ką pasakyti, jokios nuodėmės nesugalvoja. Taip tyliai prie jas nusekė to kunigo laikrodį. Tas sėdžiutas, klausos, nusekė laikrodį. Ateina, sako, kunigėlį, pavogiau laikrodį. Sako, privalai atiduoti. Sako, imk. Ne, sako, ne, atiduok iš ko paėmėjai. O jeigu neim, gali pasilikti savo. Taip, neima. Tai vat, jeigu tu neimtų šventųjų dvasių, tai jau negausi. Tu turi žinoti, ką tu priimi, dėl to vaikai ruoškisi, kad suprastų, kur eina, ką daro. Ir jeigu per krikštą vaikas tampa Dievo vaiku, per pirmą komuniją tampa Dievo draugu, tai per sutvirtinimo sakramentą jis tampa Dievo kareiviu. Ir sutvirtintas toks yra. Tai jau šventai laikus ant abiejų kojų. Dabar jau 2 metai sutvirtinimo sakramentas yra teikiamas nuo 15 metų. Prieš 2 metus dar buvo nuo 13 metų. Turint gali priimti. Ar žinot, kodėl padidino tą amžių? Kodėl dabar reikia 15 metų? Sąmoningumas aukštesnis. Patys geriausi vaikai nebeklauso tėvų. Tai yra tikras argumentas. Atveža vaiką ruoštis pirmai komunijai, iš mašinos išmet, sako, tu dabar jeigu bažnyčiai, mes važiuojam prie ežero. Mes važiuojam į Maksimą, į Akropolį, paskui pamajakim, pasiimsim tave. Vaikas pasakė, kad tu turi melstis rytą vakarą, tu pradėk dieną pabaig, tas vaikelis ką pamokys, atliko prilaus melstis. Dabar, ką tėvai iš jo pasičydė, pasijokė, tai vat. Kaip sulauk 15 metų, vaikas sako, o aš specialiai būsiu blogas, negersiu, narkotikų nevartosiu, aš būsiu blogas, aš melsiuos rytą vakarą, aš tik vien sekmadienį bažnyčiai, aš būsiu blogas. Neklausysiu tėvų. Ir neklauso tėvų, ir patys geriausi vaikai. Bet sutvirtinti, tvirtesnės turi būti. Va tokias yra šventosios dvasios dovanos, kurias gaunam per sutvirtinimo sakramentą, kuris yra labai svarbus, labai reikalingas. Tiesiog iš tikrųjų ten visai būna tėvų įtakojami tie vaikai po pirmos komunijos apsileidžia, užsimiršta, ir paskui visai kitų protų. Visą tą peržiūri, vėl prisimena, vėl pasiruošia per metus ir jau kitom akim žiūri. Yra tokia autoriaus G, žinau, vardo netik, žinau, kad G raidė buvo Malo pavardė, be šeimos. Tokia knyga, be šeimos. Apie Rėmį, ten močiutė Berberen, man sesuo tą knygą skaitė 3 kartus. Ji mokėjo raidės, ji geriau skaitė, aš tikėdavau, tiesiog skaitydavau garsiai ir aš girdėjau. Vieną kartą, po kokių metų kelių, antrą kartą, aš 3 kartus girdėjau ir visai netaip seniai per Marijos radiją skaitė ištraukom. Jau buvo 4 kartas. Aš niekaip negaliu suprasti. 4 kartą girdžiu vis kitaip.
Vis kitaip suprantu. Netgi tas Rėmis, tas pagrindinis veikėjas, visai kitaip atrodė. Tie šuniukai, kapės, derbinas, širdutė, kitokie. Tada buvo biškai kitaip atrodė, kitokių spalvų. Dabar jau kitaip atrodo. Vat dėl to yra tas sutvirtimas labai svarbu. Vėl sąžiningai viską padaryti, nes daug kas gali vykti, daug kas gali žmogus atsiversti, vėl kitom akim pamatyti. Kitam amžiui. Sekantis sakramentas. Ligonių patepimas 5 būtų. Ligonių patepimo sakramentas. Tokia yra dėželė, vadinasi viatikinė. Tai kaip kelioninė tokia. Ir toj dėželiai yra, ta knygelė, iš kur ten visos apeigos ligonių patepimo sakramento ir visokie tokie dalykai. Stūla, tas kursilė toksai, tik labai mažas, kelioninis. Krapyla su švęstu vandeniu, kryželis, ligonių aliejus ir tas švenčiausiam sakramentui, kaip būtų komuninė tokia. Jį čia biški vatos, bet dabar tos vatos nebenaudojam. Kadangi susidūriau su pranciškonai sako, tik patepė ir iškart nuvalė. Tegu sako, įsigerbiški. Jie netgi vaiką kai krikštyje, be kitoko, pranciškonai pakutuvėnuose, man taip nustebino, mes tai patepam charizmos aliejumi, o jie iš panašaus uzbonėlių, rūšinama. Nežinau, iš kur jie gauna, tikriausiai pasišventina patys. Nes viskas tiek daug neduoda. Kad viskas būtų tikra. Tokie įrankiai einant pas ligonį. Čia yra iš tikrųjų labai svarbus sakramentas. Toks yra mokymas, jeigu žmogus priėmęs ligonių patepimo sakramentą, netrukus, daug neprisidirbęs, numirtų, jis jau į pragarą nepateks. Jis kažkada tai pateks į dangų. Tas kažkada, kad suprastumėm taip, kad nėra tokių garantijų, kad rytoj poryt, ne. Tiesiog žmogus ėjo į pragarą, įgavo ligonių patepimą. Jis apsisuko ir pradėjo į kitą pusę. Kada jis į dangų nueis? Čia jau nesvarbu, bet kryptis jau kita. Jis vis tiek ten nueis. O tai yra esmė. Anksčiau vėliau, bet į pragarą nepateks. Netgi jeigu, sako, numirtų Osama bin Ladenas su Sadamu Huseinu, pasikrikštį, jeigu numirtų, pasikrikštį numirė, reikėtų būtų kelti į altoriaus garbę. Nes krikštas panaikina viską. Į nuodėmės, į bausmės viską. Krikštas tai naujas žmogus. O ligonių patepimas, tai žmogus irgi pakreipia kryptį, jau į pragarą nepateks. Aš nežinau, pragarą ten yra daug pasakymų, kurie žmonės yra dangui, šventieji. Kad kuris tikrai būtų pragarė, bet tokį nėra informacijos. Ten jie kažkaip neturi to. Nei Facebook'u, nei elektroninių paštų, neduoda informacijos. Iš dangaus kažkaip kontaktą geresnį turim, jie informuoja. Per žinias visokias, o tai pragarį nežinom. Kaip pastebėjot, aš keletą kartų minėjau ligonių patepimo sakramentas, bet nesakiau paskutinis. Tai šito žodžio ir nėra paskutinis, tai ligonių. Ir jo nereikia nebiški bijoti. Jo nepiknaudžiaujama. Tiesiog kunigas, kuris teikia tą sutvirtą ligonių patepimo sakramentą, turi žiūrėti su to žmogum pasišnekėti prieš teikdamas, kas tau per reikalus, ne taip. Atėjau, neįdomu niekam, ne, jis turi pasiteirauti, kodėl. Esant bet kokiai sunkiai ligai, galima priimti ligonių patepimo sakramentą. Bet jeigu tai būtų operacija, kažkokia tai būtinai reikėtų. Dabar jau mirė. Buvo tokia viešvilės, tarp Jurbarko ir Pagėgių, tokie viešviliai yra. Smalninkai, vilkiškiai tai kur sūrius gamino, tokius ten Žalgirį remia. Tai aš ten dirbau. Viešvilės proškelį birutė ateina vieną kartą sekmadienį po mišių. Kunigėlį, noriu ligonių patepimo. Sakau, kas birutė yra? Amiršti. Sak, nemirštu, rytoj važiuoju kojų venas operuotis pas daktarus. O sako, tai ką blogai, iš jo kas skaud. Neskaud, sako, nori apsimauti trumpas, juodu kojas negražiai.
Tokie suvedimai. Šaunuolis, sakau, Birutė, kad tu taip sąmoningai priimi ligonių patepimo sakramentą, kad gydytojai pasisektų, kad žaizdos gerai gydytų. Nu, čia daugybė dalykų. Operacija, čia visai gali būti. Čia vietoj venų gali visai kojų nupjauti. Medicina šiokia pažengusi dabar. Greit gali dabar. Tai to nereikėjoti. O jeigu jau žmogus sukanka kokios 70 metų, jis tiesiog pasižiūrėjo pasą ir nereižyti sveikatą. Užtenka pažiūrėti pasą, tai jau reikėtų metus kartą būtinai priimti ligonių patepimo sakramentą. Nu tai profilaktiškai, nes aš jau senas. Aš esu senas, nu bet kada gali numirti, žinai, kaip ten toks. Pavyzdžiui, čia mums dabar va, tokiam amžiui dar reikia melstis apie tą senatvę. Ir daug dalykų, pavyzdžiui, yra pirmieji 9 penktadieniai. Iš eilės, kiekvieną pirmąjį mėnesį penktadienį galime dalyvauti mišiose, atlikti išpažintį, priimti švenčiausią sakramentą ir melstis Jėzaus širdies litaniją, prašant laimingos mirties. Marija Margarita Alakok, apsireiškęs Jėzus, sakė, kas bent kartą gyvenime šitokį dalyką padarys, nemirs be šventųjų sakramentų. Toks pažadas. Nu, tas mirtis. Čia žemėje, aš čia bišgeriau, bišprasčiau, bet kaip mes išeinam, kad mirštam? O tas labai svarbu yra. Todėl tikrai tos ligonių patepimo sakramentų nereikia bijoti, nes tai yra su mirtim susijęs. Žmogus vyresniam amžiui gali labai greitai sublogėti ir paskui gal dėkos spėti, kur nors dėl to. Bet vėlgi, labai tai ir svarbus dalykas ne tik apie, kaip sakiau, atgailą, kad velnis trukdo, kad tu neteitum. Taip ir su kitais sakramentais, visokie trūkdžiai yra. Ir negalvok, kad jau čia paprasta ir jau taip aš nusprendžiau, aš nenoriu. Ne tu nenori, ta velnis neleidžiu. Ir trukdymai didžiausi. Kartą Klaipėdoje pakvietė mane pas ligonį, kažkoks avarijoje jaunas žmogus ten jau prie mirties, reanimacijoje. Ateinam, mane ten veda, kur ten eiti, kur ta reanimacija. Ir žiūrim iš kolidoriaus galo parbėgti. Kaip traukinį stabdo, mane sako, nebreik. Nu, sakau, tu kas ten tik atsigavo. Tai sakau, gerai, kad atsigavo. Galės priimti atgailos sakramentą, išpažinti, sąmoningai priimti ligonių patepimo sakramentą. Ai, tak nenorim gąsdinti. Sakau, nors galite atsišikuoti, jeigu negražu. Vaidok. Gąsdina šiandien. Va. Aš suprantat, žmogui Dievas davė jėgos atsigauti. Tą momentą, kad atėjo kunigas su švenčiausiu sakramentu. Priimti ligonių patepimo sakramentą. Artimieji sak nereikia. Nenorim gąsdinti. Bet jis netrukus gal vėl užgesti. Paskutinis pasispardymas galbūt. Bet toks momentas. Ir tai būna, pavyzdžiui, vėlgi Klaipėdos senelių namuose, paskambint vedėjai, sako, aš ten buvau kapelionu. Sako, mūsų Barbora jau miršta. Sakau, ligonių patepimo, taip. A komunijai reikia? Ne, komunijai, ten jau, kai paguldom, taip ir randam. Visiškai nieko nebėra. Tiesiog, atvertai, paguldys, taip tam įgulės vis laiką. Nykškai jokiais, nebėt nieko. Tik tai tiek, kada šilta. Ateinu ligonių patepimo sakramento, atidarom su vedėjai duris, Barbora atsimerkia ir žegnojas. Vedėjai plėps atsisėda, ašaras birs, negali būti. Nesiparink, viskas gerai. Sakau, tik ligonių patepimo sakramentas. Dievas sustiprino ją tą momentą, kai galėtų. Jie netgi išpažintį atliko spausdama ranką. Aš sakau, Barbora ten, nieko supykus, paspaud, kad pyksti, dar tokį išpažintį. Netgi tai. Į komuniją priimi. Priimi komuniją, viską padarė, tik tiek, kada jau ten neapkalbėjau. Ir netrukus numirė. Tiesiog ją sustiprino. Tauragiai buvo toksai vyras, stipriai išgeriantis, bet pamatai tie, pagrindai tikėjimų buvo. Jis, kad būdavo blaivus, jis ateidavo bažnyčiai, ten atgailodavo, muždavo atsikrūtinę, prigerdavo, jau nepateidavo. Bet toks žmogus geras, bet ta liga jau tokia. O kai jau, blaivus, tai ateidavo, tikrai bus tvarkoj. Eina jis vieną kartą per autostradą kažkur, bumt, mašinai pertrenkė jį. Jis dar biškai gyvas ir čia sustoja. Kunigas Andrėjus Lazarevas. Ir jam ten dar šildam suteikė ligonių patepimo sakramentą. Tokia dovana jam Dievo.
ten 100 metų gali tas kunigas nevažiuoti. Jis tiesiog netoli buvo atvažiavo. Ir dabar tas pats Lazeris ir Tauragiai pats paskirti tą aparatį, kurie tokie dalykai. O taip Dievas veikia, sudėlioja tos dalykus. Bet tam turi būti visas gyvenimas buvo toks nuteiktas. Ligonių patepimų sakramentas yra svarbus, nebijokit. Nebijokit išgąsdinti, tiesiog kartais reikia net griežtai pasakyti. Žmogus, pavyzdžiui, ten prie mirties, mes kabinam makaronus. Viskas gerai, jau pasveiksti, jau tyrimai tavo geri, jau greitai užrašys. Nepasakom, sugrabu. Ir panašiai. Ir tas žmogus iš tikrųjų taip galvoja. Iš tikrųjų, jeigu tokias bėdas yra, reikia kviesti kažkokį pašalinį žmogų, kažkokį kitas žmogus ateitų, jau pačiam neapsivertė pasakyti, kad tau blogai yra. Mūsų toks moralinės teologijos dėstytojas, habilituotas teologijos mokslų daktaras, monsinjoras, profesorius Petras Puzaras, sakydavo mums būsimiems kunigams, ateinat pas ligonį ir tu privalai pasakyti jam tiesą. Tiesiai pasakyk, testamentą parašei, turtą padalinai, tau nedaug belika. Kai žmogus nebus apgaudinėjimas, nes tikrai tie artimiai vaikai apgaudinėjai. Paskutinis iš tos serijos. Pakvietė mane pas vieną moterį, dukra. Sako, mano mama toks nelabai prie tos bažnyčios. Nešiokite to, bet sunkiai serga ir jauna ir tikis ilgai gyventi. Bet greit mirs. Ateinu iš tikrųjų tiek moteris, geltona kaip citrina. Liga didelė. Aš namus pašlakstau. Su grafylapėm pašlakstau, šyptavus, jie irgi šyptos, viską tada. Sakau, gal tam norėtum išpažinti atlikti. Gal norėtum ligonį patepimų sakramentą priimti. Sak, dar nepasiruošus. Sakau, o kada tam bus pasiruošus? Po kokių 2 savaičių. Aš atėjau su visą netikinę. Atsinešiau Jėzų švenčiausią sakramentį. Viską pasiruošiau, man sak, po 2 savaičių. Sakau, po 2 savaičių tamsta būsi užkasta. Ligonį, kuris prie mirties, sakau, po 2 savaičių būsi užkasta. Atlik davai, kol tai gyva. Pačiam plaukai pasišiaušinu, baisu pasakyti ligonį. Nežinau, taip jis sprūdė viskas. O jį visai ramiai sureagavo, sak, gal bandykim, sak, tu paklausinėk manęs, o aš atsakinėsiu. Ir aš, taip pat paklausė, pykta, keikėsi, potem skalbė. Ir aš likom išpažinti, gavo ligonį patepimų sakramentą, toliau nežinau, kaip ten baigėsi. Bet matot, kartais reikia, taip griežtai pasakyti, reikia žmogui gelbėti. Nes čia amžinybė yra, nuo to priklauso. Skęstant mes kartą už plaukų traukiam. Sak, labai nemalonu, bet jūs paliekam. Sekantis sakramentas yra kunigystė. Amžiaus cenzas būtų toks. Pirmas kunigystės laipsnis – diakonatas. Gali būti 23 metų. Jaunuolį 23 metų gali tapti diakonu. Dvasininku, kuris negali išpažinčių klausyti, mišių aukoti ir ligonių patepimų teikti. Kadangi ligonių patepimus su atgaila. 3 dalykų negali. Gali krikštyti, šliubyti, pamokslus sakyti, evangeliją skaityti, visą gali daryti, tik negali 3 dalykų. Mišių aukoti, išpažinčių klausyti ir ligonių patepimų sakramentą. Antras kunigystės laipsnis dažniausiai būna apie 25 metus. Galima daugiau, bet stengiamės, kad mažiau nebūtų. Viskas gali nuspręsti. Antras kunigystės laipsnis yra kunigystė, kuris jau gali daryti viską. Vaizdinė priemonė. Kada klierikas studijuoja seminarijoje, kokiam jau 3., 4. kurse, jo pati didžiausia svajonė, jis alpsta, įsivaizduodamas, kai jis kada nors galės užsidėti šitą daiktą, šitaip. Bus diakonas. Kai tik jis tampa diakonu, jau sekančią dieną jo svajonė yra užsidėti taip. Vieną dieną tai tą svajonę naudoju. Tik tą dieną iš karto kitko. Tai yra galios ženklas, tik ženklas, kuris nėra esminis. Gali atsisėsti kunigs ten su pižama, klausyti išpažinčių, viskas taip pat galios.
Čia yra tik ženklas, pasaulis mėgsta ženklų kalbą. Bet va, tai ir toks ženklas jau kunigystė, o ten tas buvo diakonas. Ir trečias kunigystės laipsnis, kurioje aukščiau nieko nebebūna, vyskupas. Vyskupui, norint tapti vyskupą, reikia turėti 35 metus mažiausiai, 5 metus kunigauti jau būti mažiausiai, nu ir pageidautina dar, kad turėtų kokį išsilavinimą didesnį, kokį daktaratą, pavyzdžiui, kad būtų jau daug nepaprastai eilinį, bet gabumų didesnių. Tai va, 3 kunigystės laipsniai. Virš vyskupo jau nebėra jokių šventimų daugiau. Kardinolas yra paskiriamas, popiežius yra išrenkamas, bet ten jau jokių šventimų nebėra. Ir tas pats, mūsų popiežius sako, aš esu Romos vyskupas. Vyskupas, privatus vyskupas. Bet jeigu popiežių pavadinsi kunigę, tai irgi bus teisybė. Tai yra kunigystės laipsniai tokie. Labai įdomus tas dalykas yra. Su kunigystė, aš nežinau kaip su vienuoliais, bet su kunigystėm labai būna taip įdomiai. Kaip ta šventoji dvasia veikia, mes kartais susimėtom, nesusigaudom. Pabaigė, pavyzdžiui, žmogus kunigų seminariją, pasimokė 6 metus, apsigynė religijos mokslo magistro diplomą, vyskup sako, eik kur nori, tu man nereikalingas. Ir nešventint kunigo. Ir mes kartais bambam, nu kaip taip šitaip. Paprasta liks. Dievas jau nepasirinko, o jis renkas per vyskupą. Ir kartais būna tokie, aš daugiau su vyskupu susiduriu, tikrai mes pabambam ant to vyskupo, kad jis netaip nusprendė, kažką netaip padarė. Rezultatų vis tiek būna geri, kažkaip jau dar keistai. Va, ir kai jau ką pašventina, uždėdamas rankas ant galvos, ta kur nuotrauks man nebuvo. Tokios pagrindinės, jis automatiškai gauna galias. Jis tampa kunigu ir automatiškai turi teisę išrišti iš nuodėmių, aukoti mišias, sakyti pamokslus automatiškai. Ir apie sakramentus taip ir sakoma, kad jie veikia ex opero operato, iš atlikto veiksmo. Vyskupas uždėjo rankas, pašventino kunigą, jis ir tapo kunigu. Užpylė kunigas ar koks žmogus tą vandenį ant krikštėjamojo, jis ir pakrikštas iš atlikto veiksmo. Matant, ten tokius niuansų, biškitaip užpylė, čia nesvarbu. Yra nurodyta kaip, bet vis tiek iš atlikto veiksmo. Dėl to mes į kunigus turim žiūrėti taip su tam tikra pagarba, bet su jais šnekėti kaip su žmonėm. Tikrai kartais žmonės už akių, keiktos kunigus, o jie nieko nepasako. Arba šypso, sakysi, ten maloniausiai už akių vėl kad nors. Į visokių. Reikia sakyti. Kunigai yra mūsų tarnai, jie mūsų patarnauja, nevergauja, bet patarnauja. Ir juos reikia, mes juos išlaikom ir reikia juos prispausti, kai jie atliktų savo pareigas. Brolis Astijus Kungys sako, jeigu jūsų parapijoje yra blogas klebonas, tegu susirenka parapijos vyrai, eina pas kunigą ir sako, gal problemų turi? Gal tau vienatvė, gal tau liūdna, nu maža kas tau yra, gal tu neturi su ko šachmatais pažaisti. Jeigu tu turi laiką, turi norą, galime žvejoti, galim žaisti krepšinį, futbolą. Nu, kad tau nebūtų liūdna, bet kaip dabar į blogai. Tu esi liūdnas, nepatenkins, atrodo, kad tu savo kunigystę nebiškai nesidžiaugi. Tiesiog toks. Jeigu, sako, nepaklauso, tada tegu tie vyrai važiuoja pas vyskupą irgi mandagiai, ekscelencija, mes bandėm tų klebonų šnekėti, nesileidi kalbos, panašiai. Ne taip, kaip koši niekala. Pavyzdžiui, jūs susimuštumėt, kažką vieną primuštumėt, būtų chuliganizmas. Mane primuštumėt, būtų šventvagystė. Aš jas pašventintas, manęs mušti negalima. Tiesiog, mato, čia tokie labai svarbus dalykai yra. Atvažiavo vyskupas į parapiją, parapiečiai skundžiasi. Oi, mūsų klebonas toks, mūsų klebonas kitoks, ten panašiai. Sakė, kelk ten bark. Vyskup sako, nu, aš galiu su juo draugiškai pašnekėti, bet taip mandravoti negaliu. Jūsų klebonas turi raktus nuo dangaus. Jis ne šiaip, jis ir kunigas. Jis kai laidokėlis, kai timpijokėlis, ada koks nors tinkinys,
Jis turi raktus nuo dangaus. Jis sako, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Nuodėmės savo atleistos. Jis paėmė duonos gabalėlius ir sako, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Parodė visiems, čia tapo Jėzaus kūnu. Ir nieks negal nuspręsti, vertas, nevertas, gražus, negražus, storas balsas, plonas balsas. Duona tapo Kristaus kūnu. Viskas. Vaizdinės priemonės pradėjo lūžti. Tiesiog, aš tą norėjau, tai čia labai toks svarbus dalykas, pagarbiai. Reikia eiti šnekėti, pasakyti. Kartą tikrai, tas, kuris sėda, viskas gerai. Žmonės už akių kalba, o akis nepasako. Mano krikšto tėvas Jonas rūkydavo. O mano krikšto tėvo brolis, mano tėvas Alfonsas, ne. Mūsų kambarį, mūsų namuose nieks nerūka, ateina Jonas pas savo brolį pasikalbėti ir sugalvoja parūkyti. Bėg, mama, ten šprotų kokį indelį neša, pelinį daro. Nes nieks nerūka, pelinės neturim. Jonas prirūko, išeina, mes vėdinam savaitę. Ir vieną kartą mano tėvui pritrūko kantrybės. Klausyk, Jonai, tu atėjai prirūkai, mes savaitę turim vėdinti. Nori rūkyti, eik į lauką. Į paprastą. Po to momento Jonas net savo namus pradėjo rūkyti prie pečiaus. Tiesiog, jis galvoja, kai jam kvepia, visiems kvepia. Tiesiog pasakyti, tokių. Aš labai džiaugiuosi savo tom parapijom, aš taip stengiuosi už muziką paprastai būti. Kada ne man pasakytų, kas blogai, kas gerai, kaip darom, kad ne tik už akių. Tikrai kartais gali kažko nesužinoti, neįtarti, nesuprasti, kaip jūs nori, kaip tai geria vyr. Čia kad papras dalyk yra. Kunigas pasistatęs mikrofoną, ten sako pamokslą, skaitė Evangeliją, viską, visi šypsos gražiai, išeina, nieko negirdėti, nieko negali suprasti. Kitą sekmadienį vėl tas patas, vėl jis tiesiog būdams toj pusėje, jis nežino, kad tai negirdėti. Taigi pasakyk, pastaroti piš pasukti reikėjo. Pareguliuoti ir viskas bus girdėti. Niekas nesako, o tik už akių. Dėl to, tu kunigai taip, jis reikia gerbti, bet reikia štekėti, nereikia bijoti. Ir dar vienas dalykas, toks labai svarbus apie kunigystę. Jie turi mokamąją galią, turi teisę galę mokyti. Ir jeigu iškyla kažkokie klausimai, reikia eiti pas kunigą. Eiti raštinę, pasbudinti kunigą ir išsiaiškinti, išnekėti. Reikia vengti tų visokių vyrų ir moterų, kurie dažnai būna bažnyčioje. Mes galvojam, kad jie viską žino. Paklausim, sako, dabar turėjom laidotojus, ką daryti. Vainiką nuo kapo tik po mėnesio. Jeigu nuims anksčiau negu mėnesį, tavo tas vyrs į dangų nepateks. Tokių vėjų. Būtinai čia reikia išdeginti ant karsto dangčio kryžiaus ženklo. Palaidojom tą žmogų, kojų netrišom, liepdom, kas jis ten suktus varštus. Banda trišt neišein, vėl ten tas peilį neturi, nieks neturi peilį, žirkį neturi, su žieptuvėlį, nudeginu. Kaspina, tokie, man pritrūks kantrybės. Aš sakau, ar atrišit, ar neatrišit, vis tiek 2 metrai žemė neišlys. Atrodo, jau neatriši kojų, viskas jau į pragarą eis. Tiesiog, kad tu toj. Tą norėjau, kad reikia kunigą klausti. Jeigu kunigas kažką pamokė, kad ir neteisingai, jeigu visai netiki, eik pas kitą kunigą. Bet tas išsiaiškinti tą tiesą, nes kartais kunigas gal suklysti. Bet tada jis prisiims savo atsakomybę. Jis neteisingai pamokė, pavyzdžiui, nežinodams, jam atsakomybė. Bet man kunigas patarė, aš einu pas jį. Ir dar vienas dalykėlis. Vėl kitais reikalais, viskom spręsti. Kunigas, pavyzdžiui, klebonas, plikių klebonas, kaip pavyzdžiui aš, turi be galo didelės galias savo parapijoje. Žmogui penktadienį gavėniui gimtadienis ir atvažiuoja bendradarbiai po darbo. Kaip man dabar su to pasninku? Jis paėmė. Klebonė, prašau dispensuoti nuo pasniko laikymosi penktadienį. Atvažiuoja man gimtadienis bendradarbiai. Kitą dieną neatvažiuos. Gerai, valgyk kumpį su lašiniais. Tiesiog, klebonas turi galę taip dispensuoti. Sak,
aš tau leidžiu, viskas tvarkoja. Žmogus, pavyzdžiui, ateina į rytinės mišias po naktinės pamainos. Sako, grįžau iš darbo, tiek valgyti norėjau, neatsilaikiau, privalgiau, dabar dar bus 10 minučių, eucharistinį pasninkas trumpesnis. Nu, tiesiog nebus valandos. A gali eit komunijos? Kunigas sako, leidžiu, eik. Viskas, tvarkoja. Atėjo moteris ir sako, manęs mama besilaukdama, bijojo, kad ten galbūt negerai, kad bus nesveika, apsižadėjo. Jeigu gimsiu sveika, jie apeis Šiluvoj apie koplyčią keliais. Aš gimiau sveika, mama sako, viešpatie, per kitus atlaidus. Per kitus atlaidus? Ir per kitus atlaidus. Ir vis nepeina. Dabar ateina, sako, tai ką man dabar daryti? Mama iš lovos nebeišlipa. Ana apie koplyčią tik 4 vyrai atnešė galvą. Ana jau neapeis niekaip, nei keliais, nei niekaip. Aš turiu, sako, pasidėti atsakomybę, ką man reikia apeiti. Bet, sako, aš irgi tik tai sulas nebepaeinu. Tiek atidėliuoju. Ką man daryti? Ir klebonas užduoda, sako, nu tiesiog tau pakeičiu išpažinti šitą reikalą. Vieną dieną tu atsisėdi patogiai, pasiimi rožančių, tokį dalyką. Pasiimi rožančių ir kalbi, neskubėdama, su visais paskaitimais iš maldaknygės, kad tau vieno rožančiaus tas sukalbėjimas užtruktų valandą. Ne 15, ne 20, ne pusvalandą, valandą. Neskubėdama, po biškį įsijausdama viską. Kitą dieną antrą dalį, trečią ir ketvirtą dieną ketvirtą. Sukalbėsi 4 valandas rožančiui ir tau nebereikės eiti aplink koplyčią keliais. Aš tave pakeičiu. O ta turi žinoti, tas klebonas dažniausiai parapijos turi tokias galės koordinuoti. Pakeisiu, tvarkyti, nes tam jis paskirtas ganytojas savo parapijoje tas dvasiniais reikalais. Nes labai daug gali iškilti tokių problemų. Paskutinis sakramentas – santuoka. Santuoka yra sudaroma kol kas tarp vyro ir moters. Ir vienas vyras, viena moteris. Pagal įstatymus musulmonas gali turėti kažkiek dar 4 žmonas, o kažkokie kiti dan gali turėti tiesiog kiek gali išlaikyti. Jeigu jis turi pinigų, turi gerą darbą, jis gali turėti ir 10, ir 20 žmonų. Jeigu jis išlaiko, viskas legalu. Lyg tai pagal įstatymus Lietuvoje nėra to apribojimo. Kad ir neišlaikai, turėti gali. Bet čia iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykai. Santuokos sakramentas, tas paslaptis. Tokie, kur nelabai suprantam, kas čia vyksta. Atėjus sąžiningai pasiruošus į santuokos sakramentą, atsilikus išpažinti prieš santuoką, viską pasidarius sąžiningai, mes galim apeliuoti, tikėtis tų dovanų, kurias teikia tas sakramentas. Vienumas, neišardomumas, vaisingumas ir taip toliau. Ką tai reiškia vienumas? Aš gyvenu savo žmoną ir man per akis vienos žmonos. Nu tai man nereik, man užtenk jos. Nei mintim, nei veiksmais, man tiesiog man nėra jokio poreikio, man užtenka mano žmonos, man pati geriausia, pati gražiausia, man viskas užtenka. Vienumas. Neišardomumas. Duoda Dievas tokios jėgos išlaikyti. Krizės išbūti, sunkius laikotarpius. Sunku, bet žmogus ištveria ir jam ir gerai, jis išlaiko. Vaisingumas, sakiau, Luko atveju. Dievas nori duoda, nori neduoda. Dėl to toks yra. Santuoka yra neišardoma iki vienos sutuoktinių mirties. Bet tą dalyką irgi turi žinoti. Jeigu žmogui pirmai santuoka nepavyko, tiesiog nepavyko, jis gyvena su kitu žmogum, jis gali kreiptis į bažnytinį teismą, įsiaiškinti, ar pirmoji santuoka buvo galiojanti. Nes ji gali būti negaliojanti. Yra 12 kliučių, kurioms egzistuojant santuoka tiesiog neįvyksta. Ir bažnytinis teismas išnagrinėjus gali paskelbti santuoką negaliojančią. Neanuliuoti, nepanaikinti santuoką, paskelbti negaliojančią, nes jos nebuvo. Didelė bėda yra, kad mes stovim už kampo ir dejuojam, koks mano gyvenimas blogas, koks aš liūdnas, bet nieko nedaro. Neseniai mirė, bet buvo legaliai apsiženijusi tokia Edita Mildažytė. Apsiženijo jo santuoką negaliojantį Antanas Bosas.
Ir mes, matai, bažnyčiai nupirko, va, matai, verslininkai nusipirko tą negaliojimą. Nenusipirko. Jie tiesiog į bažnytinį teismą atėjo. O dauguma neteina. Tiesiog neina. Prie vienos bažnyčios durų sutinku vieną moterišką, pažįstamą. Šnekamės, sakau, nu kaip, blogai, sakyra. Gyvenam, sak, 30 metų su vyru, stačiatikis, pravoslavas, negali nei komunijos eiti, nei išpažinties galėti, nieko. Nu, to sakai, eini bažnyčią, meldžiuosi, bet be išpažinties, be komunijos. Sakau, nu, žiūriu, sakau, tu dar taip neblogai atrodai. 30 metų jau gyvenat. Tai pirma tavo santuoka, nu pirma, o tavo vyrui, nu irgi pirma. Nebūt negažuoti, nebuvom. Nu, bet stačiatikis. Einam, sakau, dabar į raštinę. Kokius 15 minučių užgaisim, aš rašysiu popierius. Ir gausi viskų paleidimą, ir po mėnesio tu būsi žanotas su savo vyru. Tiesiog, nu, jis ir krikščionis, ir krikščionis, jis tik stačiatikis. Šiuo tik reikia viskų paleidimo. Jis, nu, net nesiknajusi. Ženikis, nu, tik formalumas, viskų paleidimas. A, tai paprasta, paprasta. Nu, gal paskiau, per tiek metą apsipratau jau. Einam. Ne, kokia aš nelaiminga. Kepuraitė nemadinga, kokia aš nelaiminga. Einam, nenoriu. Ir daugybė tokių. Aš netgi turiu, pas mus Palangoje yra tas teismas, aš duodu notaro Romos Tarkučio telefonų numerį. Nieks nevažiuoja. Oi, tikrai lieksim visko, tau išsiaiškink. Jeigu tau sandai bus galiojanti, galiojanti, ką padarys, bet išsiaiškink, o gal negaliojanti, kas to? Vat visokių tų problemėlių. Tai vat taip, kad sakramentais domykitės, tai yra paslaptis ir tai yra Dievo meilės ženklas. Medį surišti kaspinai. Sako, tik ateik atgailos sakramentų ir tu būsi baltas. Tik tu atnešk savo vaikelį, jis taps Dievo vaiku. Tik tu atnešk, tu tik įsikipk mano ranką. Tu tik ateik sutvirtinimo ir gausi šventosios dvasios dovanas. Tu tik ateik į santuoką sąžiningai pasiruošęs ir aš tau duosiu to stiprybės, to vienumo, neišardomumo. Aš sutvirtinsiu tau santuoką. Tik tu ateik. Eikti, nenoriu, paskiau, kai išeisi pensiją, kai pasensi, kad turės daugiau laiką. Išėjai pensiją, taip ir kada. Ir tam sakai, nespėjai nieko. Na, viskas. Gerai, ačiū labai, jau duris laukiu. Ačiū.